Taigi sveiki mielieji, su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Jau šį savaitgalį esu priverstas daryti video. Praeitą savaitgalį buvo toksai šventinis gal labiau savaitgalis, tai leidau savo pailsėti ir tiesiog nesiparint dėl kažko. Tai šį savaitgalį jau pabandysim pažiūrėti, kas vyksta markete. Kadangi baigėsi mėnesis pasakysiu, iš tikrųjų realiai nebuvo man labai jau geras. Tikrai nieko kažko tai įspūdingo, nes vis labai jau mane visur mane išmušinėjo, tai atsidarinėdavo priešingos pozicijos, tai žiūrėk, stopai gauni, tai vėl kažkas vienas, aš čia, sakant, žiūrėjau truputėlį žiūrėjau, tai va šita, kur mažesnis atskaita yra, tai yra mažiau uždirbta jinai, tai jinai iš vis pas mane pakibus yra, iš tikrųjų reikia atnaujinti tuos, va čia vis neprisiruošiu padaryti tuos kad jinai atsinaujintų. Tai čia realiai yra viso dabar apie kokie bus 20 turbūt gal procentų tik tais uždirbta. O šitoj, vat, ką aš noriu pasakyti, kad mes tas apžvalgas, kurias mes darom, tai iš tikrųjų, o čia buvo mano praeitas mėnesis, 17,78%. Aš ką noriu pasakyti, kad apžvalgas, kurias mes darom, tai jūs negalvokit, kad nes tikrai žinau, kad tokių būna pesimistų, kurie galvoja, kad čia vat, kažką tai rodo nesąmonės ir taip ir panašiai. Tai jeigu taip galvojat, tai pasitikrinkit visą laiką pas mus ant mūsų adresu šituo myFBook, tai pas mus ir pačiam puslapį yra nuorodos į tuos. Tai vat, jeigu matot, vat, daugiausia sudarė praeitą mėnesį USD Kanada, ką labiausiai akcentavau, nes aš jau jį esu pasikinkęs labai seniai su šortais. GBP Australą lygiai taip pat, dar kai čia man daug kas labai jau prieštaravo, kad aš jį pardavinėsiu, tai vat pardavinėjau toliau. Tai sudaro vieną iš didesnių portfelių pusių. USD ir Japonijos jena, tai čia buvo paskutiniam savaitėm pas mane padaryta sandorių. Nemažai, nes ten turėjau tokių įdomesnių vietų GBP, USD ir tik paskui tenais euras Kanada, dabar eurą Kanada, ten esu truputėlį pasikinkęs ir ten mane turbūt sudirbo biškį penktadienį, bet nieko nepadarysi. Tai vat tokių tų vietų, vat ką noriu pasakyti, kad apie tai, ką kalbu iš tikrųjų, tai tą patį darau aš ir pats. Galima matyti iš tikrųjų, kas ir kaip čia va pas mus, pas mane bent jau asmeniškai vyko, ne, ten pipsų kiekiai ir visa kita. Tai tiek šitą temą. Pabandysim pažiūrėti iš tikrųjų, kas vyksta pas mus markete. Jo, tai markete svaras ir Japonijos jena, tai aš čia buvau taip tokius trumpalaikius pirkimus daręs va šitose vietose šičia. Dabar matau, va tai čia mano toj nuosaskaitoj mane ir pagavo čia ant šitų vietų. Aišku, tol, kol jinai čia vyksta, atrodo kaip ir gal viskas tvarkoj, bet dabar jau matau, kad užsidarinėjo vis tik tai savaitį, pažiūrėkit, 1,58. Tai reiškia, kad mano planas iš dalies nepavyko. Todėl, kad 1,6 aš maniau, kad jisai jį atlaikys ir jeigu jis jį būtų atlaikęs, gal tikėjausi, kad jisai važiuos šiek tiek daugiau į viršų negu jisai važiavo. Jo, tai čia bet kokiu atveju tai trumpalaikė tokia buvo. Ir jie mane pagavo ant tos sąskaitos kitos. Tai tenais turiu nuostolio juose šioko tokio. Dabar ties jau matau, kad susidarinėjo po 1,6, jau savo sprendimus keisiu. Aišku, dabar jau aš visiškai nieko šitoj poroje nedarysiu iki tol, kol man kaina nebus apačioj. Kai jinai bus apačioj, tada pabandysiu kažką tai paieškot. Tai kol kas su šita pora gal aš esu truputėlį ramesnis. Ten aš ją esu atidaręs berods į priešingą pusę, tai dabar jau ten man atrodo, kad jinai yra, o gal ir net nėra namas, nu, pasižiūrėsiu aš paskui pirmadienį. Tai kol kas čia stabdau šitoj arklius. Euras ir Australas. Atsiprašau, Australas ir USD, čia sakau ir sakysiu ir toliau up, viskas toliau kyla, toliau viską reikia pirkti.
Toliau viską reikia pirkti. Labai sunku psichologiškai tokiose vietose pirkti jo, arba tokiose vietose, kur buvo kaina jo, arba tokiose vietose, kur kaina buvo jo, bet kad čia reikia pirkti, tai čia reikia tikrai pirkti. Ir vat penktadienį, pavyzdžiui, dar klasėje pas mus buvo hebra, tai ten tiesiog iš pirmos pamokos tos vienos, kuri tenais pas mus buvo, tai tiesiog praktinis toksai buvo geras sutapimas su Euro GBP, ką paskui prieisim prie jo. Ir tiesiog jisai tobulai išsivystė visas. Šitai porai pirkimai, vėlgi čia dabar kurių ieškoti, reikia jau jungti mažesnius grafikus, žiūrėti, kas čia vyksta. Manau, kad šita dabar jau vieta šitai porai yra pakankamai svarbi ir kad čia apačioj, ją pačią kainą nueis labai sunkiai, jeigu jinai eis, bet jeigu jinai eis čia, tai tada turėsim ženklų, kad šitos vietos iš tikrųjų yra pakankamai stiprios. Euras ir Kanados doleris, va čia mane irgi, matot, yra biškį pataškę šitoj vietoj. Kol kas vis tiek, mėlieji, laikausi tos pačios pozicijos, vis tik tais dėl pirkimo. Aišku, labai abidna, kai šitai blemba ir dar nebuvau namuose, darbe, tai prasme, aš paskui tik atvažiavau, pamačiau šiandien, kad čia visas taip variantas vyko, nes ten penktadienį, tenais tik tais užmečiau akį, kaip ten non-farmos paskelbė, bet tenais kaip nieko nebuvo, tai tenais tiesiog paskui net nebežiūrėjau tą monitorių. Tai va taip labai gaila, kad taip nutiko iš tikrųjų, nes pažiūrėk, kad čia mano tų pending orderių prieimė nemažai, čia buvau pirmiausiai pirkęs čia mažesnius, truputėlį padidinęs buvau, nes aš dar vis laukiu, kada išeidinės jisai iš šitos visos vietos, tada aš jau čia galvočiau pirkti iš tikrųjų pakankamai stipriai. Bet kadangi taip nebuvo, pažiūrėkit, kiek trūko, tai trūko iš tikrųjų vos 25 punktų po velnių, kad paimtų mano priešingas pozicijas, ane, tada jau būčiau, galėčiau tada savo jau vėliau, matot, vėl toliau aukštyn kilt, kadangi taip nenutiko. Magnetas 1500, aš juo vis dar tikiu ir tikėsiu kol kas, kol dieniniai žvakiais paaišysis teigiamos. Tai šitoj vietoje esu už pirkimus. Čia pasikoregavo būtent per naujienas. Nežinau, kas čia bus, čia galbūt ir toliau patims mane į apačią. Aišku, jeigu jau mane ir toliau temps į apačią, čia greičiausiai jau fiksuosiu nuostolius kažkur. Tai jo, nes čia valandinė žiūriu, tai gal kažkur tai kitose vietose. Kol kas stipriai nepanikuoju, aišku, nemalonu, kai šitaip nutinka, bet nieko nepadarysiu, čia toks mūsų darbas. Taip nutinka dažnai, gal nelabai taip dažnai, gal dažniau nutinka taip į geresnę pusę, bet esmė ne čia. USD ir Japonijos jena. Jo, aš čia dar suabejojau šitoj vietoje ją parsiduot, iš tikrųjų, ir aš padariau klaidą, kad čia suabejojau. Aišku, tam buvo priežasčių, bet to nepadariau, nes truputėlį suabejojau. Gaila, kad to nepadariau. Ir 1-1-2 vis tik tais matom ir savaitinė, ir dieninė žvakė užsidarė. Aišku, neuždarė šito viso jovalo, bet šitas jovalas irgi yra viduj, inside. Tai gal nėra taip labai baisu. Dieniniam grafike kol kas, tai jeigu 1-1-2 neatlaiko, tada iš tikrųjų paleidžiam kasas ir važiuojam toliau mes su juo į apačią. Aš ten dar turiu tokias vietas, kur maždaug ten tikiuosi, kad kažkas tai bus. Jeigu ne, tada galim dar tam kanale čia iš tikrųjų sėdėti nors ir 5 savaitės. Tai žiūrėsim, kas čia vyks. Čia pas mane atidaryti pending orderiai, man matau, jie paimti buvo. Tai tokie pradiniai visą laiką mažesni jie būna, nes aš kadangi nežinau, ar iš tikrųjų kaina kris ar kaina kils. Aš tikrai nežinau, vargu ar kas nors žino šitam pasaulyje. Tai aš tokiu būnu valdau riziką. Jo? Tai kadangi užsidarinėjo kažkas, tai matom, aišku, čia buvo paėmė, mane va čia buvo paėmė va šito vietoje ant šito spiglio. Ir paskui užsidarė šičia ir paskui vėl vis tiek užsidarė apačioje. Čia taip dažniausiai ir būna. Dėl to nesibaiminau. Ir matot, čia stopo nėra, stop loso nėra. Tai dėl to, kad šitose vietose čia galėjo būti daug kas. Aišku, šičia aš dar sandorių nebuvo, bet kokiu atveju non-farmas tik paskui atidarė jau jį. Tai kol kas šie pardavimai yra. Svaras ir USD, čia tikėjausi aš pirkimų jo ir aš iš tikrųjų tai realiai buvau užsipirkęs, ir čia kažkur tai vat, šitose vietose ir čia aš jį kažkur nusiminėjau, aš jau čia nusiminėjau, po šito žvakės nusiminėjau ir tada jisai patraukė, matot, jau patraukė į apačią, tai čia aš gerai padariau. Nes ten matėt pas mane portfelį, paskutinės 2 savaitės buvo iš tikrųjų tikrai šito buvo
paprekiavęs nemažai. Tai kol kas čia laukimas, bet aš čia matau, kol kas dar aišku neišsiformavo niekas, bet kol kas matau besiformuojančius kažkokius tai įdomesnius variantus ir juos laikysiu būtent dėl pirkimo. Euras ir GBP, va čia buvo pas mus, vėlgi, jeigu kas pamenat, žinot, kad aš jau nuo čia reikia pirkti ir va taip toks keistas paradoksas, visus mokinu ten vienokių kitokių dalykų iš tikrųjų ir realiai šitos poros pats nesu nupirkęs, nu žiauriai gaila, nes kai jau buvo čia šitie pagrindiniai pirkimai, aš pamenu, ten turėjau daug kitokių porų ir aš jau negalėjau apsikrauti su rizika, dėl to šitą porą buvau palikęs, nes aš dar taip irgi, kaip kartais daug kas naiviai tiki, kad vis tik gal dar duos pasimti geresnę kainą, po velnių nedavė. Tai vat čia pirkimas vėlgi iš visų pusių tik pirkimai, kas buvo įdomiausia, tai vat ta tokia pamoka, kada pas mus vyko pirma, tai šitoj vietoj mes tai neva darėm pirkimus, aš tiesiog parodžiau, kad aš visą laiką tokiose vietose darau pirkimus, kur aš dedu stop lossus ir kaip aš darau, ir čia realiai išėjo 1:2, tai prašau, vien tik penktadienį iš tikrųjų būtų buvę galima šitą visą atkarpą laisvai susiprekiauti. Aišku, čia ten reikėjo įvertinti visokiausius niuansus, visokiausius variantus, šitą variantą reikėjo vertinti, taip toliau ir panašiai, šitą variantą. Tai čia tikrai yra daug ką reikėjo apsižiūrėti valandiniam grafike, bet čia dieninis iš tikrųjų labai aiškus buvo. Tai šitai porai laikau vis tik tais vėl pirkimus, bet aš dabar tais gaila niekaip į juos nebeinu. New Zealand ir USD, va čia mane ant kitos atskaitos yra šitie, čia kas dar yra likęs, čia kažkoks tai hedgingas buvo. Tai šitoj poroj esu už pirkimus ir čia buvau už pirkimus ir aš turėjau prisipirkęs kažkur tai šičia, tada prisipirkęs buvau šičia ir paskui turbūt net ir šičia kažkur tenais buvo, paskui aš ten užsidariau vienus, ten kiti man nusihedžino žodžiu ir aš vis tiek čia laukiu 7.00, jeigu 7.00 magnetas kažkoks tai bus, kaip anoje paro rodžiau 1.5.00, čia 1.7, atsiprašau, 0.7.0, tai kol kas čia esu tik tais už pirkimus ir jokių pardavimų čia nematau absoliučiai visiškai. Nemačiau jų jau labai seniai, aš jų nuo čia nemačiau pardavimų ir aš jų toliau nematau. Negaliu niekam nieko rekomenduoti, bet pasakysiu, kad aš asmeniškai šios poros nepardavinėsiu tol, kol nežinau, kas turi nutikti, kad aš tą porą pardavinėčiau, jinai turi būti atsirast čia. USD ir Kanados doleris, vienas iš rimtesnių variantų, irgi ką mes čia jau kiek laiko prekiaujam, turbūt pamenat, kaip čia mes jį pasigavom, ėjom su juo visur iki čia sustojom, čia jau nebespėjom, čia kažkur buvom ir toliau esu už pardavimu šitos poros, tik tais reikia žiūrėti iš tikrųjų, kas vyksta, o vyksta įdomių dalykų. Veikia šiuo atveju kainos lygis ir istorinis lygis, veikia truputėlį kiti lygiai, taigi šitoj poroj pas mus yra atstojus ir kol kas aš ją laikau rezervinę ir tik tais vėliau, kada kažkas man kažką parodys, tada aš bandysiu ją vėl pardavinėti. Kol kas tikrai į pirkimus jos neįsiu, kad ir kas bebūtų, tikrai nepirksiu šios. Matau, kad čia išsipardavė pakankamai stipriai. Ir tai jau yra vėl geras ženklas ir galbūt kažkur tai pirmadienį rasiu šičia arba antradienį arba kažkada tai galbūt rasiu kažko tai gero ir įdinėsiu būtent į pardavimus. Tai vis tik tais tos pačios laikausiu nuomonės, kad tai yra pardavimai. GBP ir Kanados doleris pardavimai ir dar kartą pardavimai. Savaitiniam pardavimai, mėnesiniam pardavimai, visur yra pardavimai. Vėlgi čia reikėtų stabtelti, nes čia yra įdomu ir čia yra įdomu. Žiūrėsim, kaip į šitas vietas reaguos. Kol kas du tęstinumus susidarinėjo, tai iš tikrųjų manau, kad ir toliau atsiveria kelias pardavinėti šitai porai. Toliau yra euras ir Japonijos jena. Tokia negražiausia, bet aš ją irgi turėjau truputėlį iš jos. Aišku, čia tų porų yra ir daugiau pas mus. Manau, kad apsistosim ties tiek. 15 minučių įrašyta. Ne visi tiek turi laiko žiūrėti iš tikrųjų.
pasakysiu tiek, kad iš tikrųjų manau, kad yra ką prekiaut, vėl sakau, kad yra ką prekiaut, daugmaž man tendencija aiški po penktadienio non-farmų, tikrai patikėkit, ne dėl to, kad ten kažkokius tai skaičius išpaišė, tikrai ne dėl to, aš nesiremiu tais skaičiais, jokiais niekada, nes aš nežinau, ką tie skaičiai reiškia ir vargu ar kas nors apskritai šito žemėje supranta, ką tie skaičiai reiškia. Jeigu tie skaičiai iš vis yra tokie kažkokie, tai ten gali jų pripaišyti, kokiu tik tais nori. Tai šiandien dienai tiek, pasakysiu, kad prekiauti tikrai manau, kad yra ką ir labai tikiuosi, kad sekantis mėnesis mums bus sėkmingesnis negu praėjęs mėnesis. Taigi, būtinai valdykit riziką. Priminsiu visiems tiem, kurie galvoja, kad prekiaudami didesniais lotais daugiau uždirbsit, tai atsiminkit, kad prekiaudami didesniais lotais daugiau prarasit. 90% žmonių praranda pinigus, prarasit ir jūs, jeigu tik prekiausit didesniais lotais, nesvarbu ar didesniais, ar labai dideliais, jūs vis tiek pinigus prarasit, nes didžiausia dauguma žmonių pinigus praranda. Tai pirmiausia, išmokit pinigų nepraradinėti, hebra, ir tik paskui sugebėkit kažkaip tai pinigus pradėti uždirbinėti, generuoti kažkokius tai pelnus. Būtinai valdykit riziką, stebėkit svarbias ekonominės naujienas, nes jos iš tikrųjų dažnai ištaško mūsų pelnus ir ištaško stop lossus ir visą kitą. Prasideda naujas mėnesis, naujos galimybės, nauji šansai, tai visiems palinkėsiu sėkmės. Viso geriausio.